Sveiki, mėly sekėjai, kanalo svečiai, mėly dvyniai. Čia būtent jūsų astrologinė prognozė 2026 metams. Primenu, kad tai yra prognozė pagal Vedų astrologiją. Todėl, jeigu jūs dar nežinote, koks jūsų zodiako ženklas, koks jūsų ascendentas pagal Vedų astrologiją, jūs galite parašyti savo gimimo datą, laiką ir miestą, kur gimėte komentaruose ir aš būtinai jums padėsiu nustatyti. Jeigu jūs norite sužinoti, kas būtent jums asmeniškai žada žvaigždės, ką žada žvaigždės 2026-iesiems, jūs galite kreiptis dėl asmeninės prognozės, o čia yra bendroji prognozė, bendrosios tendencijos, būtent jums, mėly dvyniai. Taigi 2026, tai yra pirmasis ciklas iš 9, tai yra metai reikalaujantis planavimo, starto, tokio pasiruošimo ir veiksmo, būtinai veiksmo. Bus daug inovacijų, technologinių proveržių ir reikia būtinai su viskuo paspėti, eiti kartu su tom tendencijom, nepasilikti kažkur kampelėje, užsimerkus ir galvojant, kad viskas kažkaip išsispręs. Tikrai ne. Arba jūs kartu ir jūs tarp pirmųjų, arba jūs dėja, bet paskutinėse eilėse. Mėly dvyniai, kągi žada 2026 jums pagal planetas? Pradėkime nuo Saturno, karminė planeta, toks karminis mūsų mokytojas, kuris tikrai, veltui mus nenubaudžia, būtinai patikrina namų darbus, kaip mes elgiamės, kokie mūsų buvo principai, ar atitinka Saturno principus mūsų veikimas. Prisiminkime, Saturno principai tai yra disciplina, tai yra kitų pagarba, savo laiko pagarba, rūpinimasis kitais, tiesiog stengiamasi gyventi pagal įstatymus, pagal įstatymų raidę, pagal taisyklingas taisyklės. Ir Saturnas 2026 metus visus bus ir bandys jūs būtent jūsų darbo srityje, karjeros būste jis yra jūsų. Tai čia arba, taip sakant, nuopelnai, kur jūs galite pasiekti tikrai gerų rezultatų savo darbuose, reikalauti ir pasiekti padidinimo algos, padidinimo savo statusą, tai reiškia kitų aukštesnių pareigų, arba čia Jupiteris kaip tik baus jūsų, ir lieps atsakyti už tam tikros aplaidumus, klaidas ir panašiai, jeigu jų būta. Tai čia visos pamokos susijusios su karjera ir taip pat 10 būstas, tai yra mūsų socialinio statuso būstas. Tai reiškia socialinis statusas kaip toks irgi gali būti toks ant klaustuko. Ką reiškia socialinis statusas? Tai reiškia, arba jūs esate, pavyzdžiui, ištekėjusi arba vedusi moteris, ar čia jau klausimas, arba tas klausimas, ar aš būsiu mama ar nebūsiu mama, kaip pasikeis mano tas statusas. Tai čia vėlgi Saturnas apdovanoja tuos, kurie tikrai stengiasi ir dirbo šitoj srity, galbūt ne vienerius metus ir pagaliau atėjo ta laimės valanda. Geros žinios tos, kad jeigu Saturnas jau apdovanoja, tai tos dovanos lieka su jumis visam laikui. Pasižiūrime į laimės ir sėkmės planetą, gūrų planetą, Jupiterį. Jupiteris iki pat 2026 metų birželio, pusę metų jis yra jūsų pirmame būste, jūsų asmenybės būste. Todėl čia vėlgi tas klausimas apie statusą, nes Jupiteris plečia viską, kur jis yra. Ir jis yra jūsų asmenybės būste, todėl gali prasiplėsti jūsų autoritetas.
jūs galite tikrai pasiekti tą didesnį statusą visuomenėje. Tuo pačiu Jupiteris čia liktais neša jūsų tokia, tai yra jūsų sėkmės, žvaigždė ir gali apdovanoti jūs, padovanoti šansus, galimybės pasirodyti, sužibėti kažkaip visuomenėje, darbe, namuose, tarp draugų. Bet tuo pačiu Jupiteris, kadangi jis plečia tą asmenybę, gali ir išplėsti mūsų asmenybę kaip mūsų kūną. Todėl galimos tendencijos tokios, kad tikrai galite priaugti tam tikrą svorę. Tai tos tendencijos jau prasidėjo 25 metais, nuo kažkur tai gegužės birželio mėnesio ir tęsis dar pusę metų, 26 metų. Todėl labai stebėkite, ką valgote, kaip valgote, kada valgote ir būtinai derinkite tą mitybą su sportu, kad tai, ką mes pavalgome, tą mes ir išeikvojame. Nes Jupiteris tikrai optimistiškai labai čia nusiteikęs ir labai drąsiai gali išplėsti jūsų kūną per per šiuos metus. O jau birželio 2 dieną jis keliauja į jūsų antrąjį būstą, kur, dėja, tas antras būstas vėlgi susijęs su tam tikra prasme su mūsų resursais ir su mūsų burna, su mūsų apetitu. Todėl čia mano, taip sakant, tas atkreiptas dėmesys į savo mitybą, jis čia nesustoja ir vėl jis galios iki pat 2027 metų vidurio, todėl vis dar stebėkite, ką valgote, bet tuo pačiu čia Jupiteris ypač iki 2026 metų lapkričio duoda tokį irgi galimybę išsiplėsti. Gali atsirasti nauji pajamų šaltiniai, naujas pajamų, didesnis pajamų šaltinis. Gali ateiti parama ir pagalba iš šeimos narių. Galbūt jūsų partneris gali pradėti daugiau uždirbti ir tuo pačiu, jūs irgi kaip šeimos narys gaunate daugiau. Vėlgi čia Jupiteris duoda tokį optimizmą ir kalboje gali būti daugiau optimistiškumo, daugiau išminties, daugiau tikrai tų resursų. Tai labai smagu ir tas galimybės, kurias duos Jupiteris 2026 metų nuo birželio mėnesio, jūs galėjote jau pamatyti 2025 metais maždaug lapkričio mėnesį. Tai atsiminkite, pastebėkite, reflektuokite, kas buvo tada, kokios galimybės galbūt atėjo, galbūt pasiūlymai atėjo, o galbūt kaip tik pastebėjote tą padidėjusią apetitą ir tai reikėtų atkreipti dėmesį, kaip aš jaučiuosi. Tai tuos skambučius pirmuosius, Jupiteris jau davė 2025-aisiais, tai todėl jūs jau kažkiek tai žinote, ko galima laukti nuo šio Jupiterio tranzito. Keliaujame toliau į tokią planetą, mistinę planetą, Rahu iki pat praktiškai visus 2026 iki pat lapkričio mėnesio bus pas jūs 9 būste, todėl plečia jūsų norą galbūt keliauti, padidėjęs gali būti noras mokytis, ieškoti, plėsti savo pasaulėžiūrą, galbūt jūs daugiau pradėjote skaityti, daugiau domėtis, daugiau žiūrėti, laidų apie kitų gyvenimus, apie kitas religijas, kitas kultūras. Galėjo toks ateiti noras mokytis kitų kalbų, galbūt netgi stoti kažkur tai mokytis į universitetą, kažkokios tai, papildomas profesijos. Kaip minėjau, visos tos piligriminės kelionės, galėjo, tas tiesiog padidėjęs noras, jis tikrai išliks visus 2026. Čia, būdamas Rahu, jūsų 9 būste plečia, tokias galimybės. Šiaip labai geras būstas, 9 būstas vienas iš sėkmingiausių būstų iš visų 12, todėl tikrai sėkmė gali ateiti, nes Rahu čia gali duoti tuos vaisius. Galite bandyti pirkti loterijos bilietus ir tik tais turite žinoti, kad Rahu neveikia taip kaip Saturnas. Saturnas, kaip minėjau, jeigu jūs dirbote, atkakliai dirbote šitoje srityje, tikrai jūs gaunate tuos apdovanojimus ir jau visiems laikams niekas neatims.
niekas neapskūs. O Rahu, jeigu jis duoda, jis gali priduoti tokį ir iliuzijos, ir truputėlį tokį daugiau materiališkumo, ne jūsų norams, svajonėms, ir tuo pačiu jis gali ir atimti tą, ką duoda, kitais metais gali ir atimti. Todėl reikia labai atidžiai žiūrėti, apie ką svajojate, kokias galimybės jūs priimate. Ir tuo pačiu, aišku, turėti omenyje, kad tai, ką aš gavau, jeigu aš neteisingai panaudosiu, iš manęs gali ir atimti. Taigi, visos galimybės, kurios susijusi su tokia pasaulėžiūros plėtra atsiveria, ne, su Rahu, ir galimybės daugiau keliauti, noras daugiau keliauti. O nuo jau 2026 lapkričio ir jau čia toliau eina jis į 2027-uosius, jis ateina į jūsų 8-ąjį būstą, na, kur čia labai atsiveria tokias galimybės. Visų pirma, galimybės susijusios su finansais, ne, bet ne jūsų finansais, o kitų finansais. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs planuotumėte 2026 metų pabaigoje imti paskolą arba kažkokią tai leasingą ir panašiai, nes skolintis pinigus, tikrai čia Rahu galės duoti jums tokį šansą, tokias galimybės, nepraplėsti. Taip pat prasiplečia galimybės gauti paramą iš savo verslo partnerių, iš savo antrosios pusės arba antrosios pusės šeimos. Taip pat Rahu čia ateidamas į 8 būstą, jis atveria visas tokias paslaptingas duris, kur jums norėsis ir bus galimybė ir šansų daugiau pažinti save, nerti į tokius gilius vandenis, galbūt pasinerti į psichologiją, ezoteriką, numerologiją, astrologiją nagrinėti, ateis toks noras toliau giliau pažinti. Visos tabų temos gali iškilti į paviršių, kur man bus smalsu ir įdomu sužinoti, ką tai reiškia, ką žmonės jaučia, kai yra, pavyzdžiui, mirtis, netektis. Mes galim čia kalbėti apie seksualumą, tematika gali iškilti. Čia gali atverti Rahu duris į paslaptis, kurių jūs nežinojate, arba atverti kažkaip, sudaryti daugiau tų paslapčių tam tikrų, Taip pat 8 būstas tai yra netikėtumų, būstas, kažkas gali atsitikti jums, netikėtai, ir tai nebūtinai gali būti geri dalykai, gali būti kažkokie tai draudiminiai, atsitiktinumai, kur, taip, aš gaunu, sakykime, tą draudiminę išmoką, pagal Rahu 8 būstą, kur čia ne mano pinigai priklauso, bet tuo pačiu aš už tai sumoku, nežinau, sulaužytą ranką arba koją. Tuo pačiu čia Rahu gali duoti ir paveldėjimą tam tikrą, bet vėlgi tas paveldėjimas ateina per kažkieno tai mirtį. Tai čia tokie dvigubi dalykai ir, susiję jie tam tikrą prasme su, sakykime, tamsa. Rahu ateidamas į 8 būstą tikrai duoda galimybę jūsų partneriui daugiau uždirbti, gauti tą prasiplėtimas labiau eina per partnerio finansus, ne per jūsų asmeninius. O Ketu, kuris viską pamažina, viską susiaurina, jis iki pat lapkričio 2026 metų lapkričio jis yra jūsų kontaktų sferoje, todėl tikrai tikėtina, kad atkris tie kontaktai, su kuriais jūs nebendraujate, atkris tie draugai, su kuriais, kurie iš tikrųjų netikri draugai, nes čia Ketu vis tiek atneša tokį ir karminį tokį dalyką, Ketu tai yra vis tiek susijęs su praeitais gyvenimais, tai todėl jis atmeta tuos kontaktus nereikalingus, kažkokias keliones, jeigu jūs anksčiau labai dažnai kažkur važiuodavo, tai čia Ketu gali padaryti taip, kad jūs nebevažiuojate, ypač jeigu mes kalbame apie tokias netolimas keliones. Buvo tradicija su šeima, jūs pastoviai važiuodavote į Palangą, neilsėtis, o atėjęs Ketu jūsų 3 būstą, jis kažkaip paleidžia šitą kelionę, nes jau nebėra vertės toje kelionė, arba kažkaip taip jau neneša tos įkrovos, energijos tos kelionės ir jūs automatiškai labai natūraliai gali atkristi. Taip pat čia labai išgrynina ir
Kietų ir tokį santykį su giminėmis, kur mes bendravom tik iš tikrųjų su tais, su kuriais, mes jaučiamės, kad verta, bendrauti. Todėl tikrai gali būti, kad, į tuos pačius giminės balius ateina arba atvažiuoja tik tos giminės, kurios, iš tikrųjų nori su jumis bendrauti ir būti su jumis. Tai čia iš tos pusės toks valymas vyksta, o jau nuo lapkričio mėnesio Kietų pereina į jūsų antrąjį būstą, kuris truputėlį gali pamažinti tą ir apetitą, apie kurį aš kalbėjau, ir tuo pačiu gali truputėlį susiaurinti, sumažinti tuos ir finansus jūsų, nuo lapkričio mėnesio 2026 metų. Čia labai geras momentas, būtent šito laikotarpiu, pavyzdžiui, atsisakyti tam tikrų, kažkokių tai įpročių. Pavyzdžiui, seniai galvojate laikytis dietos, Kietų gali padėti. Seniai galvojate kažkaip pamažinti tą cukrų, Kietų gali padėti čia. Todėl čia su Kietų pagalba, iš vienos pusės taip gali kažkiek tai pamažėti mūsų tie pajamų šaltinė, ir kaip minėjau, labiau pereis į tą jūsų verslo partnerių arba sutuoktinio pusę, bet tuo pačiu tie finansai, žinot, gali būti atsitikti tai, kad nebūtinai, kad jie pamažės, bet iš tikrųjų jūs galbūt ir mažiau galvosite apie juos, o jie taip natūraliai tiesiog ateina be jokių papildomų tokių pastangų. Reiškia, iki lapkričio mėnesio pasijungs tam tikra pinigų mašina, ir jau nuo lapkričio mėnesio tai kažkaip taip savaime eis ir mes jau apie tai, negalvosime. Kietų, aišku, gali atnešti šeimoje irgi tam tikrus, pataisimus. Gali kažkas išeiti iš šeimos, iš šitos pusės, kažkaip pamažėti, susiaurėti tą šeimą, čia Kietų irgi gali tokius dalykus atnešti. Kas svarbu paminėti, kuris būstas būtent tikrai patirs pokyčius, kokioje srityje bus pokyčiai, tai jūsų, mieli dvyniai, tai yra 7. būstas, kuris atsakingas už santykius su sutuoktiniu arba su antraja pusė, arba santykiai su verslo partneriais ir aplamai su sociumu. Taigi čia gali keistis jūsų požiūris, gali atsirasti naujų verslo partnerių, naujų kolegų. Taip pat pokyčiai vyks jūsų santykiuose. Jeigu jūs esate santykiuose, arba tai gali atsirasti tie santykiai, jeigu jūs dar neradote savo antrosios pusės, arba, kaip minėjau, jeigu jau esate santykiuose, patirs tam tikrų pokyčių, tie santykiai, nes šitas sritis tikrai neliks ta pati 2027-aisiais, kaip ir buvo 2025-aisiais. Per šį laikotarpį tikrai tų pokyčių gali įvykti. O ar į teigiamą pusę, ar neigiamą, tai jau čia viskas priklauso labai individualiai. Tokia buvo prognozė jums, mieli dvyniai. Aš linkiu, kad 2026 metai būtų jums patys sėkmingiausi, patys laimingiausi metai. Ačiū, kad buvote su manim ir ačiū už jūsų patiktukus, komentarus. Ačiū, kad prenumeruojate ir leidžiate augti man, o mes būtinai su jumis dar pasimatysime ir kitose videose. Ate.